Šitas projektas dėl naudos ar ne jaunimui, tai man atrodo visų pirma svarbus tuo, kad jie gali dirbti komandose, nes mokyklose tai tikrai nėra labai dažnai praktikuojamas dalykas. Tas yra kitas, kad jie išeina iš komforto zonos, jie išeina iš savo saugių aplinkų. Visų pirma, pamato, kaip yra kuriamas filmas, kas yra labai svarbu. Jie, aišku, galbūt per vienos dirbtuvės netaps profesionalais ir tai neįmanoma, bet pirmą jie pradeda įvertinti, kas yra kiną. Jie kitomis akimis pradeda žiūrėti į kiną, kas yra labai svarbu. Nemažai vaikų čia, kurie atvažiavo, tai yra tokiam slengstyje, galvoja galbūt savo ateitį su kinu siet ar kitais menais, tai aš manau, kad tokie intensyvios, tokios praktinės dirbtuvės jiems tikrai leidžia bent jau truputį arčiau suprasti, ko jie nori. Nes, pavyzdžiui, gal vienas žmogus nori vaidinti, bet iš tikrųjų nėra tikras, tai va čia jisai jau kažkiek gali labiau pasitikinti. Apie tikėjimą jaunais žmonėm ir turbūt pasakysiu labai filosofiškai Lietuvos ateitim, nes tai, ką mes matom čia susirinkusius, jaučiu, kad viskas mums bus gerai. Labai nuostabių žmonių auga ir ateis į mūsų elitą, kaip Mykas yra pasakęs. Jie bus tie, kurie statys Lietuvą toliau.